kas mano įmi. Nu va, nusipirkau pelį be laidą, tai nemožna sustvarkyti. Jau slastos ant inkliūva. Kažna kaulai sveiki. Veiks, neveiks. Veikia. Aha. Kas mano e-mailį naują? Svetainė Pažindinkis LT kviečia registruotis. Pažindinkis LT. Kogi neasiregistruoti. Rasiu naujų pažįstamų. Lytis. Tik vyras. Amžius. Rašau 40 metų. Profesija. Nurašau stambus verslininkas. Hobi. Kas čia pritinka stambiam verslininkui? Golfas. Čia ne mašina. Tak, konjaka klubas. Medžioklė Afrikai. Registruotis. Enter. Obra, kaip paspyla. 12 laiškų aš roza. Nu, kas rašo dabar šitį? Juoda plaukė, 23 metai, susipažins be jokių tabų. Nežinau, kas tas išeina tabu, reikia trinti. Dėlėtė. Tak, pašėlusi šatėnė išpildys slapčiausius traškimus. Nežinau, kas tas traškimas, reikia trinti. Dėlėtė. Aha. Senai nasvė traškimai. Senai nasvė niekokių tabų. Aš suteiksiu tau, nereikia. Vat kažna, jeigu anketai parašysia pravdų, ką būt? Так, Pažindinkis LT. Lytis. Seniokas. Amžius. Pensininkas. Profesija. Buvęs kolkoznikas. Tak, hobis. Lietuvos radija, pirmoja programa. Registruotis. Enter. Ne vieną laišką. Evo vienas ir. Tak. Pensininkas 75 metų, profesija buvęs kolchoznikas, Skype adresas. Dobri, nu padavosiu, kas čia per žmogus. Braliukas, tu man dabar nemaišyk. Aš įsėdžiu pažinčių portale ir ieškau naujų prietelių. Gerai, netrukdysiu. Jeigu anketų aš pildė tep kaip aš, tai sėdėsi bro ilgai lyg Velykų. Niekas pažindintis nesiskubins.